Daugiau nei prieš 20 metų per Valentino dieną viename Subway restorane buvo rasta negyva paauglių pora, o jų žudikas taip ir nebuvo rastas. 15-metis Nicholas Kunzelman ir 16 metų Stephanie Hart buvo rasti negyvi Subway parduotuvėje Littletone, Kolorado valstijoje, ankstų 2000 metų vasario 14 dienos rytą. Pro parduotuvę važiavęs kitas darbuotojas pastebėjo įjungtas šviesas, kai parduotuvė jau turėjo būti uždaryta. Įėjęs į vidų už prekystalio, jis rado 2 paauglius negyvus. Tyrimas atskleidė, kad porą nušovė vienas ar net keli įsibrovėliai. Nikolas tą naktį dirbo sumuštinių parduotuvėje, o Stephanie laukė, kol jo pamaina baigsis tą lemtingąją naktį. Abu Stephanie ir Nikolas buvo Kolumbino vidurinės mokyklos mokiniai miestelėje, kur žmonės vis dar nerimavo dėl įvykusių masinių šaudynių įvykusių mažiau nei prieš metus. Pora susidraugavo po susišaudymo Kolumbine ir stipriai vienas kitą palaikė ir padėjo vienas kitam susitaikyti su netektimis. Po žmogžudysčių policija paskelbė įtariamojo apibūdinimą. Tai buvo 16-20 metų baltaodis vyras, kuris turėjo šviesus plaukus. Policija taip pat ištyrė kaltinimus, kad žmogžudystė galėjo būti susijusi su narkotikais, nes sklido gandai, kad parduotuvė buvo naudojama prekybai narkotikais po darbo valandų ir kad iš įvykio vietos niekas nebuvo pavogta. Jų užpuolikas ar užpuolikai niekada nebuvo rasti, tačiau pareigūnai paskelbė beveik $100,000 atlygį už bet kokią su šiuo nusikaltimu susijusią informaciją. Žudynių naktį Stephanie ir jos motina tiesiog ilsėjosi namuose. Ji nežinojo, kad jos dukra slapta išėjo iš namų, kol kitą rytą nesuprato, kad jos automobilis dingo. Netrukus po to ji įsijungė žinias ir pamatė pranešimus apie susišaudymą vietinėje Subway parduotuvėje, o įvykio vietoje buvo užfiksuotas jos dukros automobilis stovėjimo aikštelėje. Tada ji gavo baisią žinią, kad jos dukra buvo viena iš aukų ir nuo tada ji tikisi, kad ši byla bus kada nors išspręsta.